Sveiki, pilnos valties bičiuliai. Šiandien randuosi ne Lietuvoje, randuosi Tenerifei, Ispanijos saloj. Ir bandysiu kažką pagaudyti, didžiulis vėjas iš tikrųjų. Randuosi tokiame puikiame Santa Liučija kaimelyje. Čia apsistojau keliom savaitėlėm ir bandysiu čia tarp uolų kažką pagauti. Naudosiu du spiningus, vienas iš jų mano naujas pirkinys, Estakroiksas. Tai yra galingas kotas. Būtent tinkamas tokiai žūklei, nes čia yra nuo uolų sunku iškelt žuvį, jeigu papuola stambesnė barakuda ar dar kažkokia žuvis, reikalingas rimtas kotas. Kitą turiu jaunesnį pasiėmęs kotelį, abudu yra geri. Va. Valiukas pas mane 0,19. Lokarbono pavadėlis 5,5. Iš tikrųjų galingi įrankiai, man nelabai įprasti, bet labai norisi pagauti rimtą žuvį ir bandysiu kažką šiandien aš čia suvilioti. Aišku, čia labai sunkus nulipimas, užlipimas, tai yra problematiška, naktį ypatingai. Turiu pasiėmęs prožektoriuką, bet labai nenoriu rizikuoti per daug. Taigi, ką gaudysiu? Bandysiu pagauti barakudą, čia daugiausiai jų kimba. Dar yra šansų papult vėjažuviai ir visokios kitokios žuvis. Taipogi gali papulti ir nedidelių tunų. Kaip man seksis, matysiu eigoje. O masalai mano, štai įvairiausi filkeriukai. Popieriukai, kablista mano perdažytas, pernai labai pasiteisinęs. Ir kiti masalai, kuriuos pamatysite žvejybos eigoje. Taigi gero jums žiūrėjimo, gero laiko. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Na va, kažkas tai man papuolė. Vėl bandysiu apeiti. Зараз ходіть. Стой, так я говорю, куда кимба. Ням-ням! Ням-ням! Bueno. Very good. Окей. Hasta tire. Grazie. Grazie. Štai tokios barakudos kimba Tenerifei. Kablista. Na štai šiandien pirmoji žuvis. Barakuda kažkaip labai sunkus kibimas, išbandžiau pilkerius ir viską ir sukibo tik ant vobleriuko. Tai būtent kablistukė.
Bandysiu dar sulaukti kibinuko. Čia gylis yra apie 8 metrai ir žuvis pakyla. Pakyla ant masalo, ryškus masalas. Štai ir vieną kitą žuvį čia galima iškrapštyti. Na va, vėl kažką turiu, tuoj žiūrim, kas čia per žuvis kas mus kimba. Ojei, kokias mažytis. Labai jau vaikiškai. Štai, pasigrožėkit, barakuda. Kažkaip šiandien su stambumu man nesiseka. Visai mažytės atiduodu vietiniai. Gal jam kažkas tiks. Miau, miau. Miau, miau. Ah, sí. ¿Ah? Sí. Yo mucho problema ahora con esto. Mucho problema. ¿Ah? Para arriba, siempre para arriba. Esto, Ja. la molla. Pero Okei. Ja. ya, ahí. Ah. Ahí. Ah. Okei. Tai va, vietinį dalinu žuvytes. Čia buvo vadinama lizardas, driežas. Ir gaudau toliau. Štai tokiuose bangose aš bandau kažką pagauti. Išbandžiau pirkeriuką, vieną kitą. Dabar bandau gablėstą. Kol kas pilna. Įdėnojus kažkaip kimba sunkiau. Čia dažniausiai visi kibimai būna temstant arba švintant. Vietinis dėdukas gaudo su plūdinė. Šiandien irgi nieko neturi. Puikus rytas, vėjas rimsta, tačiau bangos dar didžiulės pakankamai. Vakar buvo labai didelės bangos,
nepagaudžiau iš tikrųjų. Šiandien reikėjo bandau pramėti savo masalus. Kaip sakiau, randuosi Kauneripiai, Santa Liucija miestelyje. Puikus oras, +23 kokie, +25, labai smagi žvejyba. Tačiau su žuvim biškį problematiška. Pagavau kelias barakudas, bet pagavau tamsoj, taip kad aš jų nelabai galėjau jums parodyti. Šiaip geriausia žvejyba čia yra vis dėlto sutemus, bet galima pagauti ir ryte vakare, prieš temimą ir prieš saulėtekį. Jeigu šiandien vėjas aprims, eisiu ant štai šitų uolų į tą galą. Dabar dar kol kas ant jų eiti rizikinga. Lauksiu vakaro ir matysiu, kokia bus situacija. Bandau pilkerių, tiksliau sakant, stikiukų. Kol kas tuščia, o pagavau visas savo žuvis ant goblerio. Ypač gerai dirba man kablista kažkodėl, tai čia jinai, aišku, labai gerai metasi, tolimas metimas jos. Ir gražiai dirba, matomai, šitom žuvim tai patinka. Štai tokiais serpantinais man reikia eiti į žvejybą. Štai. Nelabai lengvas kelias, bet ką dėl žuvų nepadarysi. Ne tiek dėl žuvų, kiek dėl žvejybos. Atėjau į naują vietą, kur užvakar negalėjau čia ateiti, nes čia buvo labai didelės bangos. Nežinau, kaip šiandien bus tai įmanoma gaudyti. Dar matysim. Bet lyg tai kol kas nieko. Bandau pramėtyti vobleriuką, gal dar susigundys kokia barakuda, o paskui bandysiu pilkerį. Nelabai jauku kol kas tokioj vietoj stovėti, bet kol kas čia bangų nėra. Paklausiau pas vietinį, ar galima čia eit, sakė gali. Vakar, užvakar jisai sakė, neik jokių būdų. Tai va, bandau raudongalvį, rudrą. Negiliai jisai neria. Šiaip reiktų gilesnių voblerių, bet nelabai ką beturiu. Iš tikrųjų turėjau vieną labai gerą zibaitą vobleriuką. 56 gramus, ypatingai čia gerai tiko. Pagavau gražią barakudą jo naktį, negalėjau parodyti, nes žvejyba buvo naktį. Ir paskui aš jį nutraukiau, liko jisai vandenyno gelmėse. Labai geras vobleris. Kitais metais, jei važiuosiu čia, tikrai iš jį turėsiu.
Na va, bandau pilkeriuką. Kas hakeris jisai vadinasi, 44 gramukai. Šiandien jūra, vandenynas ramesnis. Nėra būtina tokį didelį dėti, sunkesnį. Į šią žvejybą pasiėmiau 2 spiringus. Tai vienas galingesnis ST Croixas iki 110 gramų. Man jisai tiko. Minusas gal, kad jis yra sunkus, bet naktį gaudant nuo uolų ištraukt barakudą buvo nesunku pakankamai. Ir kitą pasiėmiau Savačgero iki 80 gramų, su kuriuo gaudau ir dabar. Irgi smagus kotas, jisai yra trumpesnis, jo privalumas gal yra, kad lengvesnis, tačiau ilgis, trumpumas, ta prasme, 2,40 jisai duoda savo minusų, nes negali va tokiam atstume lengviau ištraukti žuvies. O šiaip ir vienas ir kitas kotas yra pakankamai geri, puikiai tinkami žvejybai. Vietiniai čia daugiausia gaudo ant batono, aišku, ne taip kaip mes Lietuvoje šapalus. Jie gaudo 3 kabliukais, minko tešlą iš batono ir gaudo nedidelės žuvelės pakankamai. Arba gaudo naktim ant temimo ant negyvos žuvelės. Ir pagauna tuniukų, ir jie vadina vietiniai sierom. Žuvis siera, gražios žuvis. Mano svajonė pagauti šitas žuvis su spiningu dar kol kas neįsipildė, bet turiu tam laiko ir manau, kad šansų aš dar turiu. Kaip jau minėjau, visi pagrindė kibimai naktį, už tai aš jum nelabai ką galiu ir parodyti. Ypatingai didelis masalas, tai yra irgi dvoškė, 220 hidra. Ir va šitas kotas jau yra šitam masalui šiek tiek dar silpnas. Aš jo nedametu, ką lengvai padarydavau su Croixu. Jau aš nebegaliu tiek išmesti kaip su ano masalu. Stikiukas ar volkeriukas, tai pavadinsi, nežinia. Pernai tokių masalų Tenerifėj čia kibimų turėjau. Šiemet kol kas ne. Neturėjau šiemet galimybės neišplaukti su laivu, nes šitoj vietoj per didelės bangos, kiek skambinausi, niekas manęs nenori plukdyti tokį vandenyną. Šiandien pirma diena, kai bangos yra nusilpę. Va, tikrai galingas masalas. Jisai yra skęstantis, bet pradėjus trauktis iškart iškyla į paviršių ir eina paviršiumi.
Dėja. Kibimo nėra. Дряньте паян. Паян. Дряньте паян. Да. Posible. Bien. Sí. Ahí. No. Grazie. Posible. Poquito. Ah, Poquito. bandau kitą vietelę vėl. Ir pažiūrėsiu, kas gausis čia. Šiandien bangos mažesnės, bet vis tiek nekimba. Pažiūrėsim, ką pagaus vietinis su plūdele. Bandysiu dėti mažesnį pilkeriuką. Tai vietinis traukia kažką. O! Super! Perfekt! Kažkokia žuvytė. Aha. Gamba. Gamba. Fish. Yeah, I see. Šiandien paskutinė mano žvejybos diena Tenerifėj, Santa Ličija miestelyje. Ir ką galiu pasakyti apie rezultatus, tai jie mane neįtin džiugina. Pagavau gal 4 ar 5 barakudas, kelis ten tos vadinamus lizardus, nedidelės žuvelės. Ir pagrindė visa žvejyba buvo naktį, todėl negaliu aš jums parodyti stambesnių trofėjų, kuriuos pagavau. Mano kamera tai neparodo iš tikrųjų, ne ta kokybė gal. Ir kas tiko, kas netiko šioje žūklėje, tai visų pirma, kas mane nuvylė, tai šitie masalai visi. Jie yra geri masalai. Va, tokie čia yra duo rudra. Hidra, atsiprašau. Tarkim, yra šitas puikus masalas. Bigstikas. Imos. Duo realisas. Jie yra visi dideli. Ir jeigu jie man dirbo pernai, tai šiemet aš neturėjau nei vieno kibimo, kadangi labai didelis vėjas, didelės bangos ir jie šitie masalai visiškai neveikia. Visiškai man neveikia kažkodėl va šitie masalai, nors juos labai gyrė ir vietiniai, ir kiti žvejai. Čia yra Savagėro wobleris. Ir su kuo sugaudžiau, tai pagrindinis mano Zibaito wobleriukas, jisai buvo, nepasakysiu dabar pavadinimo, bet Zibaitas didelis, galingas, 56 gramų wobleris, skęstantis, ir aš jį palikau vandenyne, pagavau didžiausią žuvį su juo, puikiai dirbantis. Toliau dirbo rudros, nors jie yra vėlgi minusas, negiliai neriantis.
Dirbo kablista kaip visą laiką, bet vėl tas pats minusas, negiliai nerintis vobleris. Ir paskutiniam dienom gavau iš vietinio kelis vobleriukus dovanų, tai yra ispanų gamintojo vobleriai, tokiais reikia gaudyti iš tikrųjų, čia yra jau sunkus, galingi vobleriai, skęstantis, jisai ir užsimeta gerai, ir panyra, tai bet dėja, aš juos jau gavau per vėlai ir aišku, dar turiu šansą pagaudyti vakare, mano paskutinis šansas bus ir o šiaip žvejyba buvo labai puikiai, geras laikas. Naudojau 2 spiningus, tai vienas iš jų savo gero, spiningėlis, iki 80 gramų, 2,40 ilgio, lengvesnis. Antrą naudojau, kurį jau rodžiau aš jums pradžioj, tai 3 metrų ST Croixą, puikus kvotas, gal minusiukas per sunkus, yra šiek tiek sunkokas, pavargsta ranka, bet pripratus jį teisingai naudojat, puikus spiningas ir gaudant nuo uolų privalumas 3 metrai, tu gali išsikelt, kai bangos turi stovėti aukščiau. Ir tikrai puikus geras daiktas. Vietiniai čia daugiausia gaudo naktim, gaudo ant žuvies gabaliuko, ant negyvos žuvelės, ant visokiausių porcijų. Tikrai pagauna ir pagauna tas pačias sieras, taip vadinami tunai nedideli, pagauna ir barakudų ir kaip ir minėjau, mano prioritetas yra spiningas ir aš visą laiką skyriau šitai žūkliai, taigi turėjau tikrai dar kartą pasikartosiu puikų laiką, o jūs dėkoju, kad žiūrite mus, kad pamėgote, kad laikinate ir jeigu kas dar nepamėgote, prenumeruokit mūsų puslapį ir žiūrėkit, kritikuokit, komentuokit ir ačiū jums visiems už komentarus, už žiūrėjimą ir gero visiems laiko.